Ištrauka iš knygos, kur baigėsi sapnai antrojo skyriaus. Per 15 metų į Lietuvą buvo grįžusi 2 kartus. Pirmą kartą dėl regos korekcijos, leidusios atsikratyti akinių. Tąkart bandė paskambinti vyresniai už save Jehovos liudytojai, su kuria anuomet palaikė kiek geresnius santykius. Vos išgirdusi pasiūlymą susitikti, toji baimingai sušnabždėjo, kad Rūta daugiau niekada nedrįstų skambinti, bet ragelio nepadėjo. Rūta lėtai 2 kartus padiktavo savo elektroninio pašto adresą, o po 4 metų gavo pranešimą apie tėvo laidotuves su postscriptum prierašu neatsakinėti. Nedvejodama nusipirko bilietą, turėdama trapią viltį susitaikyti su motina. Eidama į šarvojimo patalpą, iš begalės minčių kaladėlių dėliojo ir čia pat griovė galimas situacijas. Prie įėjimo pamačiusi užrašą "Vietoj gėlių galite prisidėti įmokomis prie Jehovos liudytojų susirinkimų palaikymo", mintyse aukštai iškėlė vidurinį pirštą ir smarkiau suspaudusi pačias didžiausias turguje rastas skalijas, įžengė vidun. Staigus motinos žvilgsnis prismeigė prie grindų kampe. Ten Rūta ir liko, kiūtoti nesitikėdama, jog jai bus leista pasisakyti. Vos įžengusi suprato, kad ji visiems, net savo pačios motinai, taip ir liko nematoma šmėkla. Per šermenis vyresnysis kalbėjo trumpai. Nematė reikalo ilgai malti liežuviu ir vargintis dėl kelių bendraminčių, atėjusių išlydėti į paskutinę kelionę. Tik paminėjo vardą, užsiminė, jog Rūtos motina likusi vienintelė Vilionio giminaitė. Dar pasakė, jog Jozefas Plaušinskas tarnavo Dievui 65 metus. Nors Jehovos liudytojų religinė bendrija Lietuvoje įregistruota 1993-aisiais, kiek Rūta save prisiminė, jos tėvai niekuomet nebuvo pasauliečiai. Apie tėvą po 3 sakinio daugiau nebuvo kalbama. Juk gyvieji suvokia, kad turės mirti, o mirusieji nieko nesuvokia. Jie nebegauna jokio atlygio, net jų atminimo nelieka. Stovint tylomis, aplinka tolo, nyko. Rūta atsiskyrė, atsiribojo, sustingo, panirusi į transą. Retsykiais įsiklausydavo į frazių nuotrupas, jau interpretuojamas savaip, kaip žeminančias mirusiojo atminimą. Nemirusieji Jehovą šlovina, ne tie, kurie nužengė į tylos buveinę. Pašiurpo prisiminusi aliarmus, keliamus mirus kuriam nors liudytojui. Skubiai būdavo liepiama visiems rinktis, kad pasauliečiai pastebėtų bendrijos vienybę ir jos pavydėtų. Tarsi kito tikėjimo žmonės būtų kvailesni. Nesuprastų veidmainystės, matydami žioplinėjančius jehovistus nė nepažinojusius Velionio. Tėvas nebendravo su pasauliečiais. Niekas iš jų ir neatėjo. Jis netapo ir įtakingų vyresniuoju, todėl cirko per laidotuvės neprireikė. Nuvažiavusi kapus, jie liko vos 6. Paprastai pakasinos būdavo dingstis pasakyti dar vieną pamokslą, tik ir čia kalba buvo trumpa, sumišusi su dusliu krentančios žemės bumbsėjimu. Bum, bum, bum. Rūtai suspaudė širdį matant besigraudinančią motiną. Žengtelėjo link jos, tačiau ją aplenkė atšiauriai sesuo, įsidraikiusiais plaukais, kuri timtelėjo motinai už rankovės, drausdama gailėti ir verkti, juk ji mirti privalėjo priimti, kai buvo mokoma. Išeikite ir atsiskirkite nuo jų ir nebelieskite to, kas netyra. Bum, bum, bum. Juk kapas tavęs nešlovins, mirtis neaukštins. Duobėn žengiantis ištikimybės tavo negali tikėtis. Bum, bum. Būkime vienas kitam dėmesingi, skatinkime mylėti ir daryti gerus darbus ir neapleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet vieni kitus raginkime, ypač dabar, kai regite artėjančią dieną. Viskas. Tyla. Pagiringas duobkasys, greitai atlikęs savo darbą, nesuprato, kodėl jam kastuvo rankena neleido ant žemės kauburio įspausti kryžiaus ženklo.
ir apsisukęs nučiobrino savais keliais. Kompanija, laukianti su griausmu prasidėsiančio Armagedono, susiruošė prie automobilių. Rūta tik tuomet susigriebė tebelaikantį kalijas. Jis skubiai žengė prie ką tik supilto kapo. Artėdama prie motinos, kuri prasilenkusi skaudžiai rėžtelėjo petimi ir net nežvilgterėjo į dukrą. Kartu su tėvo laidotuvėmis išblėso bet kokia viltis. Atstumtoji grįžo į Ispaniją ir daugiau Lietuvoje nesirodė. Nors namų rakto neišmetė. Pasiliko kaip smaugianti prisiminimą su visu pakabuku iš virvelės, panašios į kartuvių kilpą. Dėl to, gavusi žinią apie motinos mirtį, Rūta abejojo ir spyriojosi net prieš save. Suprantama, ji nebūtų atsisakiusi papildyti sąskaitos pardavus butą. Net slapčia pasvajojo, kad pinigus skirtų asmeninio verslo pradžiai. Tačiau tik paspausta Marijos Rosos, primiktinai liepusios pailsėti nuo rutinos, nusprendė paminti dvejones ir nusipirko bilietus į Kauną su atgaliniu skrydžiu. Išgirdusi Rūtos prakalbą, kad 3 savaitės atostogų galbūt per daug, viršininkė įdėmiai pažiūrėjo į ją pro akinių viršų. Rūt, gyvenimas lekia ir jis turi begalę stotelių. Vienose išbūni ilgiau, kitos tik tarpinės. Iššoki ir vėl iššoki. Man atrodo, tu jau per ilgai užsibuvai vienam perone. Tau laikas pravedinti galvą ir pagalvoti apie ateitį. O pas mus viskas bus gerai. Tu sukūrei griežtą tvarką ir subūrei stiprią komandą. Mes susitvarkysime. Sėkmingos kelionės. Pasistenk pailsėti bent Lietuvoje. Beje, per atostogas man nebūtina atsiskaitinėti. Pagal biologinį amžių 20 jauniau atrodanti porno studijos savininkė, pasiuntusi oro bučinį, palinko prie savo darbo stalo. O Rūtai, tyliai uždarant duris, dar kartą pakėlė akis ir motiniškai nusišypsojo. Saugok save, Karinjo, visada esi laukiama. Rūta vis mąstė apie šios žodžius, taip ir nesupratusi, veja ją iš darbo ar kviečia sugrįžti. Jautėsi, tarsi ją vienu metu stumtų ir laikytų. Tačiau dabar žinojo vieną, ji turi 3 savaites sutvarkyti reikalams Lietuvoje. Skaitė Ema Rothwell.